Informatorius John Perkins atskleidžia slapto pasaulio imperiją. Po antrojo pasaulinio karo JAV tapo galinga pasaulio valstybė. Tai pasireiškia ne tik tuo, kad JAV turi maždaug 1000 dislokacijos vietų, tai yra 95% nuo visų užsienio karinių bazių pasaulyje. JAV taip pat dominuoja ir viso pasaulio ekonominėje politikoje. Tačiau ne tik JAV vyriausybė, bet ir finansinis elitas praėjusiame amžiuje sukūrė pasaulinę imperiją. Nors visuomenė to nemato, šio elito galia gerokai viršė JAV vyriausybės galią. Ši finansinė imperija dirba šešėlyje ir stovi ant 3 ramsčių. Pirmasis ramstis yra pasaulinė centrinės bankininkystės sistema. Centriniai bankai yra atsakingi už pinigų politiką šalyje ar valiutų zonoje. Svarbu nepamiršti, kad beveik visi pasaulyje esantys centriniai bankai yra nevyriausybinės įstaigos, o privatūs bankai. Antrasis ramstis yra Tarptautinis valiutos fondas. Šiuo metu visos pasaulio šalys išskyrus 7, įskaitant Kubą ir Šiaurės Koreją, yra TVF narės. Dėl ypač padidėjusių valstybių biudžeto skolų visame pasaulyje, beveik visos šalys šiuo metu yra priklausomos nuo TVF paskolų. Jis yra vienintelis galimas skolintojas finansiniuose sunkumuose. Tačiau valstybės, norėdamos gauti tokias paskolas, priversos imtis griežčiausių taupimo priemonių, kad užtikrintų skolų mokėjimą TVF ir tarptautiniams bankams. Šiuo tikslu TVF labai pažeidžia valstybių suverenitetą, dėl kurio jos praranda finansinę, ekonominę ir politinę nepriklausomybę. Trečiasis šios imperijos ramstis yra JAV vyriausybė. Remiantis buvusio JAV užsienio žvalgybos agento Johno Perkinso informacija, JAV politika tarnauja tarptautinių koncernų interesams. Taigi JAV vyriausybė faktiškai yra finansų elito agentė. Mes, ekonominiai žudikai, buvome atsakingi už pirmosios tikrosios pasaulinės imperijos sukūrimą ir mes dirbome įvairiais metodais. Irakas iš tiesų yra puikus sistemos veikimo pavyzdys. Mes, ekonominiai žudikai, esame pirmoji gynybos linija. Mes einame į vidų, stengiamės korumpuoti vyriausybę ir priversti imti milžiniškas paskolas, kurias vėliau naudojame kaip prievartos priemonės, iš principo siekdami jas kontroliuoti. Jei mums nepavyks, kaip Panamoje su Amaru Torijos ir Ekvadorė su Džeimu Roldosu, žmonėmis, kurie atsisako korupcijos, tada mūsų antroji gynybos linija siunčia samdomus žudikus. Ir tada žudikai nuverčia vyriausybę arba žudo. Tada ateina nauja vyriausybė, ji paklūsta, nes kitas prezidentas žino, kas nutiks, jei to nedarys. Irako atveju šios 2 priemonės buvo nesėkmingos. Ekonominiai žudikai nesugebėjo patekti pas Sadamą Huseiną. Mes stengiamės priversti jį priimti susitarimą, kuris buvo labai panašus į tą, kurį priėmė Saudo Arabijos dinastija, bet jis nesutiko. Ir tada žudikai atėjo nužudyti. Jiems tai nepasisekė. Jis turėjo labai gerą apsaugą, galų gale jis pats dirbo CŽV. Jis buvo pasamdytas nužudyti buvusį Irako prezidentą, kas jam nepavyko, bet jis žinojo sistemą. Todėl 1991 metais mes išsiuntėme armiją ir sunaikinome Irako armiją. Ta akimirką manėme, kad Sadamas Huseinas supras. Žinoma, tą akimirką galėjome jį nužudyti, bet to nenorėjome. Jis priklausė tiems stipriems žmonėms, kurie mums patinka. Jis valdė savo piliečius. Manėme, kad jis sugebės suvaldyti kurdus, išlaikyti iraniečius savo šalies ribose ir toliau išgavinėti naftą mums. Jei sunaikinsime ją armiją, jis persigalvos. 90-aisiais ekonomikos žudikai vėl grįžo, bet nesėkmingai. Jei jiems būtų pasisekę, jis vis dar turėtų savo pareigas. Mes parduotume visus jam norimus bombonešius, visko, ko jis norėtų. Bet jie buvo nesėkmingi. Teroristai vėl negalėjo jo nužudyti. Todėl mes vėl išsiuntėme kariuomenę ir šį kartą patys atlikome darbus ir pašalinome jį. Ir tuo pačiu metu mes sudarėme keletą labai pelningų statybos sutarčių, siekdami atkurti šalį, kurią beveik sunaikinome. Tai labai gerai, kai turime labai didelės statybų bendrovės. Taigi Irake matomi visi 3 žingsniai. Ekonominiai žudikai čia negalėjo susidoroti, taip pat ir teroristai.
Kaip paskutinė išeitis buvo išsiųsta kariuomenė. Taigi mes sukūrėme tikrą imperiją. Mes tai padarėme labai, labai slaptai. Tai yra paslaptis.